važiuoji į Pakatuškę, o kuro tai vadinasi nereikia. Teko važiuoti atskirai pirkti. Nu, pas mus kaip visada. Svarbu išvažiuoti, o visą kitą pakeliui. Sveiki, ilgai nesimatėm. Šie metai prasidėjo, tikrai turėjome daug darbų ir filmuoti kažką burti tikrai nebuvo laiko. Skyrėm laiką daug visokiam kitiems dalykams, keturračius padarėjom viens po kito ir nėra laiko tiesiog filmavimo. Tai kaip žadėjau kažkadaise, kad turėsime Segway Vilaina apžvalgą, jinai tikrai yra, tik aš nespėjau viską laiku pateikti. Tikrai greitai viską gausite, aš manau, kad gali būti netgi jis jau yra prieš šitą video, nežinau kaip čia man susidėlios viskas. O šiandien mūsų TV Titanai pakvietė savo pavasarį išvyką, tai sudalyvausim čia, žmonės jau po biškį renkasi, yra virėjas, turim pusryčius, grįšim, bus vėl vakarienė. Maršrutas, man rodos, apie 150 km ar kiek, bus tų brasto, tarp kitko legalios brastas, viskas kaip numatyta, bus purvyno kažkiek, tokie pasivažinėjimo, smėlynų, tikrai maršrutas padarytas įspūdingai, kažkiek aš šito maršruto jau matęs, kadangi čia esu šitose vietovėse važinėjęs, tai išmėginsim, pafilmuosim, pažiūrėsim, kaip hebra važiuos. Šiais metais tikrai ne vieną turą turėsime, tai kviečiam jūs visus su mumis dalyvauti, kartu patirti daug nuotykių. Nu, ką, dabar galim biškai prasižiūrėti, kokius mes čia keturračius turime ir, kaip žinau, šiandien ko gero bus apie 60 keturračių. Tai visų aš tikrai nenafilmuosiu, bus fotografai, mes nuotraukas galėsit pasižiūrėti, kaip tai viskas atrodė. Janai, ką nors sukomentuosit, kaip nuotaikos? Geros. Ir ko galima šiandien tikėti žmonėms? Šiaip nieko gero. Nieko gero? Čia, kuria prasme, nieko gero, jeigu tu nevažiuosi? Ar... Jeigu su elektriniu važiuosi, tai nieko gero, bet jeigu bent jau turim, užtenka ir vieno cilindro. Bet kaip manai, nuotykių bus žmonėm? Prisirinksit nuotykių tikrai, manau maršrutą gerą padarėm. Aš tikiuosi grįšit purvini ir su euforija. Nu tai super, lauksim tolesnių naujų nuotykių po šito turo. Tikrai veiksmo daug, net nespėję visko nufilmuoti, jau paleidom daugybę keturračių, dar tikrai nemažai liko kieme. Tai dabar visi važiuoja, aš irgi išvažiuosiu į trasą, visos trasos man nepavyks apvažiuoti, bet važiuosiu į tokias įdomesnes vietos, pasižiūrėti, ką ten žmonės veikia ir kaip jiems sekasi, gal pagalbos reikia. Tai, žodžiu, važiuoja! Taip išėjo, kad tą piršą taip nutraukė. Aš įlibot, kiek iš aukštūro pasiektų vandeniu. Aha. Ir kitas knopkę paspaudė. Baisu. Tai kažkur pirštas. Jankūnas, kaip visada, toj pačioj baloj sėdi.
jau galėtų pasimokyti. Na va, išvyko jau į pabaigą, žmonės po biškį grįžinėja, jau kraunasi, tikrai žinau, kas dar yra likę. Visi, kas atvažiavo, laukia nuostabus plovas. Tikrai ačiū, dalinkimės receptais. Nuorodą paliksiu apačioje, tikrai galim pakviesti juos į bet kokį renginį. Žodžiu, ačiū Titanam, tikrai labai patiko, nors pats visos trasos nevažiavau, buvau tai ten, tai šiandien pasižiūrėti, kaip sekasi žmonėms pasivažinėti, pafilmuoti, man pačiam žiauriai patiko. Vietos man buvo žinomas, tai labai stipriai nesigailiuosi, bet manau dar kartą norėsiu pravažiuoti su chebra atskirai šitą maršrutą, nes tikrai jis yra vertas. Na ką, ačiū, kad žiūrėjote ir laukite sekančių mūsų turų, tikrai jie bus neužilgo. Na, o dabar toks mažas postscriptum. Taip gavosi, kad pamiršom keturračius, nu ir dabar šiandien pirmadienį, operatorius sugalvojo, kad varysim savo jėgą. Nu tai tokia į pabaigą, maža trumpa kelionė, maršruto neturim. Planas nevažiuoti asfalto, o kažkaip tiesiai šauti iš Valkininko į Vilnių. Nu ir žinoma, pas mus pagal tradiciją nė velnio nėra kuro, tai dabar reikėtų apsigalvoti, kur mes tą kurą prisipirsim. Važiuojam! Ką, pasibaigė kuras? Nu, pas mus pagal tradiciją. Tai gerai, tenkam, vyniok, lygiuot. Gerai, kad net ir nevažiavam, manau. Nu, vėl pilna pil. Kaip visada pasibaigs. Pačiupotas tai daugiau ryja.
Jo, važiuok tankas, nenori ten maudytis. Galvoju, kad dugno apsaugos kainatas ne ką nors sulaužys. Ne. Šitas tai žemas. Gazu daug. Su kabliu. Ai, kablys, dėl to ir galvoju, kas čia yra. Su kabliu, matai, per visus šitos, matai nulaužytą. Aš galvoju, ko tu čia skrydį, o, su kabliu. Kur čia toliau? Važiuojam. Kas čia dabar, va? Nu, iš tikro, kažkur tai pasiklydau. Bet nieko. Kas, jeigu nori atsiliepimo apie trumpą Odasą, kad ir šitam, reiškia, tikrai važiuoja labai gerai. Tikrai įspūdingas keturratis. Naujos kartos dujiniai amortizatoriai daug geriau negu šitų senesnių. Žinom, video matysis, nematysis, tikrai gerai čia dirba. Tai aš esu patenkintas. Aišku, visada visko mažai, visada norisi daugiau, bet pradžiai labai puikus keturratis. Trumpas, mažas, lengvas, gerai visus pravažiuoja. Beliko tik kelią surasti. Arba ten, arba ten. Operatorius pats šiandien nefilmuoja, aš pats nefilmuosiu. Lygtais atrodė paprasta užduotis. Kas čia yra 30 km pravažiuoti? Pastovi kažkur atsilieka. Aš žinau, ar čia variantas. Būčiau supint trailo, gal galima būtų vykti. O, čia 4 reikia jungti. Biškį pašalė. Gyva ar negyva, įdomu? Neatrodo labai. Ką aš žinau, gal pravažiuosim, bet nežinau kaip ten. Ten matau, išvažiavimas yra, bet ką aš žinau, kaip dėsim trailą. Ai, nerizikuojam gal ten.
Na va, ir grįžom. Tikrai nebloga kelionė gavosi. Viskas jau sustatėm. Tai jau dabar tikrai iki